Treneri laimėjo dar vieną nervų karą šiandien. Na taip, šiandien tikrai varžybos sunkios gavos, tokios įtemptos ir gynybinės, galiu sakyti, iš tikrųjų. Ir ypač pabaiga, tai, aišku, fortuna šiandien mūsų pusė buvo. Jūs šiandien buvo pasirinkę tokią gynybinę taktiką, tiesiog Techasas primetė savo žaidimą jums? Nu, mes akcentavom, kad pagrindas yra nuo gynybos, bet manau ir jie taip pat akcentavo, tik štai gal ir gavos tokias varžybos. Vaidoto Volkaus trauma ir nebuvimas turbūt sumaišė jūsų visą kortas pasirengimą. Nu, jo, galim sakyti taip, biški ruošiamės biški kitaip prieš šį, bet aišku, labai nustebino Šilinskio žaidimas, kuris gynyboje, aš žinojau, kai jisai stovė tikrai kaip siena, mūras toksai po baudos aikštelė ir mums biški buvo problemų palyginti. Kas nutiko ketvirtame kėlinyje? Vėl tas pergalė patikėjimas leido išbarstyti beveik viską? Aš manau, kad gal biškai per anksti patikėjom, iš tikrųjų buvo tas virš 10 taškelių ir pagalvojom, kai viskas yra padaryta, o kaip komandai, kurie vejasi, kurie nėra ką prarasti, pabaigoje įmetė ir tos keletą trajakų tokių atrodo jau. Taip kad aš manau, tai davė, kad mes gal biškai per anksti patikėjom. Rūbinė ilgai neužsibuvot, nedavėt velnių daug komandų už tas pasnes 20 sekundžių, kai pralaimėjo berods 4 ar 5 kamuolius po savo krepšių vienos atakos metu. Aš nemėgstu dabar ant karštų iškart įėjus ir apšaukt žaidėjus. Aš pirmą reikia išsistudijuoti, pažiūrėti, tada ten, aišku, bus peržiūrai, tada bus ten nuduodama velnių. O paminklo statybos Aurimui Kiežai turbūt pagreitėjo jau tenai po tokių rungtynių. Aš manau. Treneri, ar sudėtinga Aurimo trauma, nes pabandėt ir paskui išėmėt jį? Aurimas paskutinės 2 dienas nesportavo, bet jisai žmogus ryžos eiti čia ne aikštę, skaudančiais buvo įsisukęs koją. Ir štai jam ačiū, kai jisai žmogus su skaudančia koja sugebėjo padaryti apšilimą, pabandyti išeiti. O kad jo tokia aišku forma, tai matyt, kad 2 dienas vis dėlto žmogui sunku. Po 2 dienų nesportavus iš karto įsijungti.